geriausia draugė yra ši Vėduoklė. Nuėjom tikriausiai gal kokius 3-4 kilometrus ar ne? Panašiai, ne? Ir visą laiką ėjom žemyn. Tai nežinau, kaip reiks grįžti namo, nes yra nesveikai karšta. Bet bent jau labai gražūs vaizdai, labai sunku įprasti prie eismo. Tikiuosi, nuo eismo girdžiuosi kažkiek. Tai va. Pažiūrėsim, kas bus toliau. Atsiradom kažkur netoli centro. Miestas, nu, šiaip tai būtų gražus, bet taip. Labai daug šiukšlių visur. Labai didelis šiukšlynas. Graži statula. Irgi graži statula. Šiaip tai labai daug žalumos, bet tuo pačiu štai. Ir visas miestas toks. Labai didelis šokas atvažiavus iš tikrai švarios šalies palyginus. Tas aubys. Bandėm nueiti iki jūros. Nesigavo, nes vien tik kažkoks uostamiestis, galima sakyti. Pramoninė zona. Jo, pramoninė zona vien tik. Prieit nėra užtverta viskas. Visą rytą buvo debesuota. Pranešė, kad visą dieną bus debesuota. Šiaip tai visą savaitę turėtų būti debesuota. Ir aš tuo labai apsidžiaugiau. Bet išlindo saulutė. Išlindo saulutė per tas debesis ir dabar kažkaip tie debesis visi traukės. Ir darosi nesveikai karšta. Šiandien kiaurai šlapia. Dovydas irgi. Bet bent jau yra šioks toks vėjelis. Šito beveik net nereikia, tiesiog pagalba natūraliam vėjui. Šiaip tai labai gražu, belė kiek mašinų. 10 000 žingsnių. Tik 10 000 žingsnių dar nuėjom šiandien. Išėjom apie 11 ryto, dabar yra 2. Tai jo, vaikščio tikrai yra kur. Mes galime sakyti, tik pusę senamiesčio apėjom. Praktiškai, gal net mažiau. Tai stengiamės šiandien kuo daugiau ant kojų. Apsižiūrėti, iš kur važinėja metro, iš kur važiuoti į kitas vietas. Stotelės visokias žiūrinėjomės. Bent jau bandom. Labai daug žmonių. Pavėsis. Jau pradedam išmokti, kaip eit per gatves. Nardyt ant mašinų. Nardyt ant mašinų, nes niekas nieko nežiūri. Vos porą kartų mūsų nenutrenkia. Su motoroleriais. Jo, su tais motoroleriais. Čia su motoroleriu reikia saugotis net ir šaligatviais einant. Bandom pavėsį pasislėpti. Matosi, kiaurai šlapia visa raudona. Nieko, natūralus gražus įdegis bus. Ja. Šitaip apsirengus yra eit per karštą netgi. Galima sakyti. Šiuo metu rugsėjo 1. Šiandien rugsėjo 2, jo. Jeigu žmonių milijonas, atrodo, nieks nedirba. Tai va. Kuo arčiau vandens, tuo gaiviau. Pagaliau priėjom uostą. Tiesiog uostą. Tele kokių kateriukų, visokių laivikų. Bet vis kažkas bent jau pagaliau pamatėm vandenį. Pagaliau pavyko prieiti. Pagaliau pavyko prieiti vandenį. Einam toliau. Dabar einam iki fontano. Gigantą. Giganto fontanėlo. Kažkas panašaus. Bet Kelo fontanėlo. einam žiūrėti, kur veda toliau keliai. Čia yra parašyta Private Club No Entry. Ja?
Gerai, neinam. Nesinori mokėti už privatų įėjimą kažkokį. Dėl viso pikto. Apeisim 3 kilometrų lanką. Taip. Nes, tiek nuėjo, neįsim dar. Tai gal einam. Tenisa pažais, kiek dabar laipsnių šilumos, ką žinai yra? 60. Ant saulės. Ant saulės. Pavėsi tikriausiai kokiam 5. Bet teko ir plaukus susirišti, nes kitaip neįmanoma čia. Priėjom pagaliau kažkokią įlanką. Taip pat vandens, bet nepasiekėm vandens. Nepasiekėm patys vandens, bet kas įdomiausia yra, kad tokioj vietoj žmonės maudosi. Šokinėja, atrodo, nuo akmenų. Tiesiog. Ir, ne pati saugiausia atrodo vieta maudymuisi, o su vaikais, su viskuo. Aišku, gal jie čia įpratę yra taip, bet, pliažas. Kaip čia pavadinkim, pliažas. Nes žmonės ant šitų akmenų ir deginasi ir maudosi nuo jų, šokinėja nuo tų akmenų. Tai tikrai įdomus vaizdas yra. To jo kokio, pas mumis tikrai nepamatysi, bet kai žmonės iššoka ir maudosi, matosi, koks vanduo skaidrus iš tikrųjų yra. Pagrindinis ir pats gražiausias vaizdas. Grįžom namo, vos ne vos. Ir dar laukia, kiek tokių dienų? 6 dar? Dar laukia 6 tokias dienas. Namuose turim kondiškę, kurią buvom išjungę visą dieną. Kaip gražiai blizgu visą. Pailsėsim. Leisim biškį pasauliui atvėst, nusiprausim ir eisim toliau. Porą valandėlių pailsėm, atsigavom, sušalom namuose netgi. Renkam žingsnius toliau. Ieškom, kur nueit atsisėst, pasidėt biškį, atsigert. Gal ir pasigert, aš čia žinau. Bet žiūrėsim, kur naktis nuves. Pirmoji tikra naktis, neskaitant vakar. Šitą puskelę Taip. Eismas yra intensyvus, šaligatvių nėra. Negali žinoti, iš kurios pusės atvažiuos mopedas. Atvažiuoja ir mašina iš galo. Papuolėm dabar tokią situaciją, kad vis bandom eit, šaligatvis Praleidžiam mašinas, praleidžiam bele kiek mopedų.
nusiledu iš viršaus ir tada iš apačios ką tik pakilo į viršų. Ir einam toliau gatvę. Arba šviesofore visi sustos. Eismas yra toks, į perėjas vairuotojai nekreipia dėmesio, stovėk kiek nori, nepraeisi vis tiek, stoja tik prie šviesoforų ir kartais, jo, tai ne visada. Šiaip tai nardyti per gatvę yra labai baisu, nes čia vairuotojai nežiūri pėsčiųjų, pėstieji turi saugotis vairuotojų. Namo po baro, tai tokiu keliu reikia. Išsiblaivyt labai gerai.